Заебись. Ебать его в рот. Rusijos karą prieš Ukrainą jis vadino išvalymu. Jis atvirai šlovina Putiną ir Lukašenką. Jis išdidžiai mojuoja Lietuvos trispalvę, kartu skleisdamas už šnipinėjimą nuteisto Algirdo Paleckio bendražygių propagandą. I'll be back and we shall win. And we shall crush this neo-fascism which is in Lithuania. Mes manome, kad rezultatai neblogi, kad šitas vizitas vis tik yra mums į naudą mums, į naudą Lietuvos žmonėms, į naudą tiems, kurie galvoja, kad mums reikia draugauti su didelė kaimynė Rusija, su kaimynė Baltarusija. Susipažinkite. Maksimaliečių save vadinantis Marius Gabrilavičius, vienas šeimų maršo organizatorių ir žmogus siejamas su viena įspūdingiausių Kremliaus botų operacijų pastaraisiais mėnesiais įgyvendintų Lietuvos interneto erdvėje. Labai priklauso nuo laikotarpio, jeigu imsime COVID laikotarpį, tai natūralu, kad ten yra tiesiog antivakseriškas turinys, kai prasideda Ukrainos karas, tada siekiama sukurti tokias manipulacijas. Visa tai yra adaptuojama tuometiniam įvykiam. Tai nėra taip, kad veikiama be konteksto. Kodavimu nuo alkoholizmo besiverčiantis Gabrilavičius, dezinformacijos portalo Minfo savininkas ir kelis darbuotojus turinčios nepelno organizacijos vadovas. Bet mūsų surinkti duomenys rodo, kad nepelno organizacija gali būti netgi labai pelninga. Marius Gabrilavičius ne vienus metus reiškiasi kaip kovotojas su alkoholizmu. Mano idėja yra ir paskleist po visą pasaulį šią idėją. Tai yra, mūsų prigimtis yra gyventi visiškai blaiviai. Mes negimėmgi su buteliu rankoje, ne ir su pipke burnoje. Būtent šiam tikslui jis įsteigė ir nepelno organizaciją, turėjusią užsiimti švietėjišką veiklą. Kitaip šviesti visuomenę Gabrilavičius pradėjo prieš keletą metų, kai įsteigė portalą Minfo, greitai pagarsėjusi kaip vienas aktyviausių dezinformacijos kanalų Lietuvoje. Taip Gabrilavičius tapo ne tik judėjimo prieš skiepus šaukliu, bet ir viena ryškiausių figūrų vadinamajame šeimos gynimo marše. Tuomet maksimalietis ir praturtėjo, per porą metų sukaupdamas pakankamai pinigų 100 000 eurų vertės Mercedesui. Bet pradėkim nuo populiarumo viršūnės. 60 000 reakcijų, 70 000 pasidalijimų, 1000 komentarų ir keli milijonai peržiūrų. Ir visa tai vieno trumpo video rezultatas. Tokie skaičiai gėdos nepadarytų pasaulinio lygio muzikos ar sporto žvaigždėms, turinčiams milijonus sekėjų socialiniuose tinkluose. Bet tokius rezultatus pademonstravo ne Cristiano Ronaldo ar Kim Kardashian, o Minfo. Mariaus Gabrilavičiaus įsteigtas dezinformacijos portalas, ne kartą pričiuptas skleidžiant melagienas ir sąmokslo teorijas. Vienas žodis – susimąstymai. Вся война – это торговая война. Вот правильно называть это торговые войны. Ir prastos kokybės video, kuriame kalba Lietuvoje mažai kam žinomas veikėjas iš Rusijos. Мы рабы, и мы должны это понимать. Мы должны прямо смотреть. Мы рабы этих людей, которые между собой договариваются. Tokio turinio pakako, kad Gabrilavičiaus portalas pasiektų kolosalius populiarumo rodiklius. Tik tas populiarumas netikras. Nepriklausomo analitinio centro Debunk.eu vadovas Viktoras Daukšas pats analizavo stebėtinai populiarų Minfo įrašą. Išvada paprasta ir neabejotina. Populiarumo bumas yra dirbtinis. Tai čia yra automatizuoti botai, tai yra kažkur užsakyta ferma, kuri atlieka šitą funkciją. Ir čia labai aiškiai matosi, mes sugeneruoja 121 000 reakcijų. Tai Lietuvos masteliais tai čia yra kosmosas ir dar tai yra lietuviškam puslapį. Tai čia akivaizdžiai neautentiška. Tai yra tiesiog socialinių medijų algoritmų manipuliavimo technika, kada yra panaudojamos botų fermos. Praktikos yra tokios, kad vieni ateina botai laikinti, kiti botai komentuoja. Jie dažnai komentuoja net į skirtingas pusės. Pavyzdžiui, Kremliaus botai ir troliai būna, kad komentuoja ir prorusiškai, ir antirusiškai, ir proukrainietiškai, ir antiukrainietiškai. Tokiu būdu yra sumanipuliuojamas algoritmas. Facebookas tada galvoja, kad čia yra viral turinys ir tada jį amplifikuoja. Daukšo vertinimu įrašas neatsitiktinai publikuotas balandžio pradžioje, kelios dienos po to, kai pasaulį sukrėtė Bučios žudynės. Čia yra akivaizdi operacija, tai yra sukurti tokią dūmų uždangą kartu ties Bučio žudynėmis ir paskelbti video, kuris tiesiog sukonfuzina pačius piliečius ir kalba, kad karas yra čia didelių šalių sprendimas arba ten
didelių dėdžių sprendimai ir čia yra ekonominė nauda ir panašiai, o jūs čia mažos dulkelės, nieko neįtakingos, čia baikit su galva apie tai. Kai kurios paskyros sugeba parašyti 5 komentarus ir dar nuotrauką pasikeisti per 9 sekundės. Tai fiziškai neįmanoma tokiu tempu, net jeigu ir pasidėtume prie kompiuterio su maksimaliu greičiu, tai būtų neįmanoma padaryti. Tai yra suprogramuota, užsakomos tos fermos, jos yra siunčiamos amplifikuoti, manipuliuoti žmonių, pirmą algoritmu, o tada jau viešąją nuomonę. Radau Facebook'e video tokį su protingo mintimi, pasidalinau ir per puslapį ir pritraukė, kad čia jau kažkokia tai ataka. Nežinau, gal kažkas yra tenais, kokie buvo pasamdyti, bet tai ne mano ir tiek vienoj pusėje yra ten tie botai perkami, tiek kitoj. Aš pats ten jų nepirkau, o gal kažkas pamatė, tai tiesiog užpirko kaip palankų kažkam tai postą. Tai galbūt ryškiausias, bet tikrai ne vienintelis atvejis, kai su Gabrilavičiumi susiję dariniai socialiniuose tinkluose skelbia Rusijai naudingą dezinformaciją. Pats Gabrilavičius merkė didelius pinigus į savo turinio reklamą Facebook'e. Užpernai Minfo pagal politinio pobūdžio reklamos išlaidas Lietuvoje sugebėjo aplenkti kur kas didesniais ištekliais disponuojančias žiniasklaidos priemonės. Ir panašu, kad Gabrilavičius finansuoja ne tik savo kanalų sklaidą. Ar bent jau taip sako jis pats. Pernai Gabrilavičius užsiminė finansavęs ir su šeimų maršu susijusius renginius. Gabrilavičius iš tiesų buvo vienas šeimų maršo iniciatorių. Apie jo vaidmenį judėjime ilgainiui išvirtusiame į didžiausias riaušes nepriklausomos Lietuvos istorijoje mums papasakojo LRT tyrimų skyriaus žurnalistė Jurgita Čeponytė. Pačioj pradžioj tai jis buvo net įrašytas, tame buvo portalas paleistas, kad yra organizuojamas toks šeimų maršas Vingio parke. Tai pradžioje jis buvo net įrašytas kaip vienas iš organizatorių. Man atrodo, kaip už komunikaciją atsakingas, nes Minfo.lt buvo oficialus rėmėjas. Paskui kažkokios vidinės peripetijos nežinau ir jisai iš ten taip ir dingo, bet Minfo.lt lyg ir liko, lyg ir ne, toks keistas santykis. Bet šiaip tai buvo labai daug reklamos iš jo būtent paskyrų. Facebook'e pasižiūrėjus, tarkim, kai galima pažiūrėti, kiek pinigų išleista reklamom, tai jis tikrai daug skyrė, aš dabar jau sumų nebeprisimenu, bet nemažai pinigų skyrė tam, kad reklamuotų arba patį renginį, arba įvairias žinutes, kurios priverstų žmonės piktintis valdžia ir norėti ateiti į tą renginį. O jeigu kai kas turi galės formuoti aplinkybės aplink mus, tai jie turi galės formuoti įsitikinimus ir jie tai daro. Kokia Gabrilavičiaus pinigų kilmė, pasakyti sunku. Tačiau tikrai neabejotina, kad pinigų jam netrūksta. 2015 metais įsteigta maksimalistinės psichoterapijos draugija, pagrindinis viešai žinomas Gabrilavičiaus pajamų šaltinis. Nepelno organizacija skelbėsi koduojanti nuo alkoholizmo ir platinanti paties maksimaliečio parašytas knygas. Išlaikyti knygą, išleisti ją, tikrai labai smarkiai reklamuoti ir taip toliau. Aš jo klausiau, tai kaip pavyksta, nes darbuotojų portalas tai turi, ten yra direktoriaus pavaduotojai, yra žurnalistai, yra ten administratoriai ir taip toliau, IT. Tai jis sakė, visko čia pakanka, viską mes čia uždirbam ir nieko jūs čia nesidomėkite ir aš neprivalau čia jums jokius klausimus atsakinėti. Viskas tuo ir baigėsi. Įspūdingų pajamų viešoji įstaiga negeneravo iki 2018 metų. Būtent tada darbą pradėjo dezinformacijos portalas Minfo. Kaip ir daugelis organizacijų, 2020 metais maksimalistinės psichoterapijos draugija susidūrė su sunkumais dėl COVID-19 pandemijos. Tada maksimaliečio darbovietė skelbėsi patyrusi visišką veiklos paralyžių ir negalinti uždirbti pinigų. Tačiau nutiko priešingai. 2019 metais Gabrilavičiaus įstaiga gavo beveik 200 000 eurų pajamų. 2020 metais per tariamą veiklos paralyžių pajamos išliko beveik tokios pat. Kokie įtvarai vos kelis darbuotojus turinčiai įstaigai sunešė tokias pajamas, organizacijos vieši dokumentai neatskleidžia. Pats Gabrilavičius tai aiškina paklausą kodavimo paslaugoms. Pagrindinis šaltinis tai yra pajamų yra iš priklausomybių gydymo. 200 000 per metus. Dar ir daugiau, nes yra dar užsienį, reiškia, irgi dirbu, ne tik Lietuvoje. O jeigu nepaslaptis, aš pas jūs puslapį ieškojau vieno seanso kainą, kokia pas jūs būtų?
Jeigu grupiai yra 350 eurų žmogui viena priklausomybė. Yra žmonės ateina ir ne nuo vienos priklausomybės. Tai va, jeigu privačiai 450 dabar, bet mes praktiškai privačių beveik nebeturim. Maksimalistų draugijos pajamos iš tiesų krito. Tik ne per pandemijos įkarštį, o pernai. Labai įdomi tendencija, kaip jau taip nutiko, kad kai buvo atpalaiduotos COVID-o visas reguliavimas, ar ne, tai staiga pajamų sumažėjo, kaip prieš tai buvo rašte įrašyta, kad pajamos sumažės, nes yra įvedami draudimai, tuo tarpu jos nesumažėjo, o to patu, kai draudimai yra pašalinami, staiga tada jos sumažėjo. Bet nepaisant daugiau nei dvigubai kritusių pajamų, maža nepelno organizacija rado pinigų prabangiam pirkiniui. Štai jis. Viešosios įstaigos vardu Maksimalietis registravo štai šį naujutėlį Mercedesą. Jį Gabrilavičius naudojo, pavyzdžiui, filmuojant savo dukros dainos, nukreiptos prieš žmogaus teisės ir seksualinės mažumas, klipą. Pačios maksimalistų organizacijos dokumentai rodo, kad automobilio vertė daugiau nei 100 000 eurų. Panašu, kad 40 000 sumokėta iškart, o likusiai sumai paimta paskola. Deals on Wheels vadovas Laurynas Boguševičius yra pardavęs ne vieną automobilį kainuojantį 6-ženklę sumą. Tik ne maksimaliečio profilio pirkėjams. Koks maždaug profilis yra verslo, kuriam yra perkama 100 000 ir brangesnė mašina, kažkiek turbūt darbuotojų, kažkokia apyvarta? Tai jau skaičiuoju, kad tai turėtų būti keli šimtai darbuotojų, tu jau turėtum užimti labai aukštas vadovaujančias pareigas, CEO, CFO, COO, ta prasme, kažkas tokio, arba super daug vertės įmonė atnešantis neįtikėtinai talentingas vadybininkas, kuris atneša kelis kartus ten daugiau negu to suma ar panašiai. O jeigu tokią mašiną perka viešoji įstaiga, nepelno organizacija su 3 darbuotojais? Paprašytas įvertinti, ar 100 000 vertą automobilį gali įpirkti kodavimu ir abejotinų naujienų sklaida besiverčianti įstaiga, verslininkas tuo smarkiai suabejojo. Įmonės veikla ir jos transporto priemonės turėtų kažkaip koreliuoti tarpusavį. Aš tikrai žinau, kad Lietuvoje yra daug sėkmingesnių, daug didesnių įmonių, kurios toli gražu nevažinės tokią mašiną. Regitros pateiktais duomenimis, prabangų Mercedesą Gabrilavičiaus įstaiga įsigijo pernai gegužę, praėjus apie porai savaičių po maksimaliečių organizuoto šeimų maršo. Anot mokesčių inspekcijos, įstaigos vardu perkamas turtas, įskaitant automobilius, turi būti naudojamas įstaigos veiklai ir pajamų uždirbimui. Tačiau mokesčių inspektoriai nevertina, ar transporto priemonės vertė atitinka juridinio asmens veiklos profilį. Jeigu tokie automobiliai yra naudojami ne tik įmonės tikslais, bet ir privatiem poreikiam, tai mokesčių teisės prasme yra privaloma skaičiuoti pajamas natūra. Ir nesvarbu, ar automobilis kainuoja 10 000 ar 100 000? Taip, vertė yra nesvarbi, tiesiog santykinai žiūrint, kuo didesnė automobilio vertė, tuo bus apskaičiuotas didesnis gyventojų pajamų mokestis. Kokias pajamas nepelno organizacijai generuoja 100 000 vertės visureigis? Paklausėme jo vairuotojo. O čia tokia reklama, numeris matėte automobilį? Tai taip, tie numeriai ir ant Passato buvo anksčiau. Jo, tai stengiamės įpirkti kuo prabangesnį, geriau, stipriau reklama veikia blaivybei. Čia kaip sėkmės garantas, galima taip sakyti? Čia galbūt daugiau jaunimui parodymas, kad galima blaiviai gyventi ir važiuoti su geru automobiliu. Rusijos karo prieš Ukrainą fone Gabrilavičius reiškėsi neslėpdamas savo simpatijų. Turtingiausi valdo pasaulį, tai ne paslaptis, o bėda yra tame, kad turtingiausiais patapę yra žalingi verslininkai, tai yra narkobiznieriai, per narkobiznį formuojama visa farmobiznio paklausa, tą įrodau savo paskaitose. Tuoj po karo pradžios jis paskelbė įrašą, kuriame karą apskritai neigia. Tai, kas vyksta Ukrainoje, jis pavadino išvalymu. Dėl šio Gabrilavičiaus pasisakymo buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Policijoje apklausiamas Maksimalietis teigia nežinojęs, kad vyksta karas, o policijos dėmesio sulaukus įrašą ištrynęs. Galiausiai ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas. Pastaruoju metu Gabrilavičiaus kanalai socialiniuose tinkluose atvirai remia Tarptautinį geros kaiminystės forumą. Organizacija, kurią su bendraminčiais įsteigė už šnipinėjimą nuteistas Algirdas Paleckis. Tai jis sugebėjo padaryti jau sėdėdamas kalėjime. Русский военный корабль, иди нахуй! Хорошо!
Paleckininkų forumo ryšiai mus atvedė iki dar 2 organizacijų. Pirma, gerai žinoma teisėsaugai ir saugumiečiams. Antra, tarptautinė save vadinanti studentų organizacija, pastaruoju metu sulaukusi ir Minfo palaikymo. Signataras Zigmas Vaišvila garsėja ne tik nuolatinėmis spaudos konferencijomis tuščiose salėse. Vaišvila dar 2015 metais minėtas Valstybės saugumo departamento ataskaitoje dėl grėsmių nacionaliniam saugumui. Tada jis įvardintas kaip žmogus, kuris bando konsoliduoti prorusiškas jėgas Lietuvoje. 2018 metais Vaišvila įsteigė organizaciją pakrikštytą Lietuvos visuomenės tarybą. Tarp organizacijos narių radome ne vieną pavardę iš VSD ataskaitų. Organizacijos dokumentuose figūruoja Karlis Bilans, buvęs Paleckio bendražygis, žinomas radikalas Žilvinas Razminas bei 2 tarptautinio geros kaiminystės forumo steigėjai – Dmitrijus Glaskovas ir Kazimieras Juraitis. Dauguma visuomenės tarybos narių vyresni nei 50 metų. O dabar kviečiu jaunimą į sceną Tarptautinio studento susivienijimo atstovas Kęstutis Juočeris. Vienas nedaugelio jaunų veidų – teisės studentas Kęstutis Juočeris. Prie Vaišvilos organizacijos prisijungęs būdamas maždaug 20. Labai diena visiems! Juočeris tapo pernai viešumoje pradėjusią reikštis Tarptautinio studentų susivienijimo veidu. Šiemet oficialiai įsteigta ir to paties pavadinimo asociacija. Tiesa, Tarptautiniam studentų susivienijimui trūksta tarptautiškumo. Visi organizacijos steigėjai – Lietuvos piliečiai. Tarptautinis studentų susivienijimas ilgą laiką reiškėsi kaip organizacija kovojanti už studentų teisę nesiskiepyti. Jų veiklą palaikė ir Sveikatos teisės institutas, pasižymėjęs sąmokslo teorijų ar nebūtinai tikslios informacijos apie pandemiją sklaidą. Tačiau pastaruoju metu Juočerio vadovaujami studentai energiją kreipia ne tik į skiepų klausimus. Studentai aktyviai dalyjasi Seimo nario Mindaugo Puidoko įrašais. Pastarasis nemažiau aktyviai reiškiasi pas juos, dažnai sulaukdamas daugiau reakcijų nei pats įrašas. Aš manau, kad likimas šiai dienai duoda dar vieną atgimimo šansą. Puidokas pirmosiomis Rusijos karo prieš Ukrainą dienomis pareiškė, kad karas dėsninga vakarų politikos išdava. Po šio pareiškimo nuo politiko atsiribojo Darbo partija, su kuria jis ir buvo išrinktas į Seimą. Netrukus Puidokas trenkė partijos durimis, dar nespėjus įvykti procedūroms dėl jo pašalinimo. Ir paskui, reiškiasi, ant to stalo mane vertė, stalo išversti nepavyko, tada aš, reiškiasi, nukeliavau link durų, o prie durų dar prasidėjo dar labai intensyvesnis smaugimas. Tai yra gera komanda, kurią gali pasitikėti, tai viskas vyksta greitai ir užtikrintai. Prieštaringai vertinamas politikas atvirai šlovinamas Mariaus Gabrilavičiaus valdomame portale Minfo. Puidoko padėjėja Loreta Fokienė buvo pirmoji Gabrilavičiaus portalo redaktorė. Galiausiai pats Maksimalietis lydėjo Puidoką 2019 m. prezidento rinkimų kampanijos renginiuose. Tarptautinio studentų susivienijimo lyderis Kęstutis Juočeris jau pristatomas tarp Minfo autorių. Neseniai Gabrilavičiaus portalas publikavo paties Juočerio išverstą straipsnį iš dvejopos reputacijos Olandijos leidinio Der andere Krant, kuriame pats pasakoja, kaip Igno Vėgėlės paskatinti veikėjai neva nulėmė pandeminių ribojimų atšaukimą. Nei Tarptautinis studentų susivienijimas, nei jo lyderis Facebook'e nepaskelbė ne vieno įrašo apie Rusijos karą prieš Ukrainą. Apie šiuos ir kitus klausimus norėjome pasikalbėti su pačiu studentų lyderiu. Atsakymas į daugumą klausimų – nežinau. Norėjau vieną dalyką pasitikslinti. Tiesiog pamačiau jūsų pavardę tokiam portale Minfo. Ten buvo skelbiamas straipsnis, kaip suprantu, jūsų išverstas iš Olandijos leidinio. Bijau neteisingai ištart pavadinimą, Der andere Krant ar kažkaip tai. Tai norėjau pasiteirauti, ar jūs čia specialiai Minfo išvertėt tą tekstą, ar tiesiog pasiėmė jį iš kažkur tai? Nežinau. Nežinot? O tai jūs informavo, kad tas tekstas bus? Nieko nežinau. Nu, apskritai, žinot, kad Minfo tą medžiagą publikavo, ar iš manęs sužinojot? Nežinau. O jūs, apskritai, Zigmą Vaišvilą pažįstat? Kad aš turiu iš kur jūs esat, kas čia prokuratūra, kas čia, aš nebesuprantu. Kartuoju, tyriamosios žurnalistikos centras Siena. Supratau, viso gero. Ačiū Jums.
Taigi sužinojome, kad nepelno organizacija gali būti pakankamai pelninga, kad užgyventų liukso klasės Mercedesą. Taip pat sužinojome, kad tarptautinėmis besiskelbiančios organizacijos gali būti netokios ir tarptautinės. Ir sužinojome, kad blaivus kūnas nėra blaivaus proto garantija. Pažudė tuos visus nacistus, kurie reiškiasi, ėjo kariauti tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Ir viskas, išvalymas vyksta pasaulyje. Čia kažkas režisuoja viską, o žmonės žiūri kaip į savaime vykstančius dalykus. Stebėkit giliau biškį. Matai, tam reikia įsiblaivyti, reikia totalios blaivybės, kad smegenys giliau mąstytų ir veiktų. Tada geriau viskas matosi, dėliojasi visą informaciją į vieną paveikslą. Turėjau čia dabar jau iš VMI užklausimų, tai reiškiasi, dabar jau moku ir mokestį kaip už privatų naudojimą. Tie, kurie valdo sistemą, jie valdo ir mūsų dėja lietuvėlį. Jie valdo žiniasklaidą pagrindinę, jie valdo prokurorus, teismus, prezidentas mūsų irgi veikia pagal jų, kaip sakyt, direktyvas.